Trečiadienio pavakarę Vilniuje kilo milžiniškas gaisras. Netoli geležinkelio stoties užsidegė automobilių sąvartynas. Neapsigaukite, čia dega ne traukinys, nors atrodo, kad liepsnoja sąstatas. Iš tiesų, pagal pirminę informaciją, gaisras kilo automobilių sąvartyne, Panerių gatvėje. O galit pasakyti, kas čia vyksta gal? Mes dabar kaip suprantu, matau, kad dega, bet... Pareigūnas įspėjo, kad arti gaisro židinio prieiti negalima, yra pavojinga. Teritorija yra aptverta stop juostomis. Eismas yra automobilių Panerių gatve sustabdytas. Gaisras buvo toks didelis, kad žmonėms atrodė, jog dega labai skirtingi objektai. Vieni skambino, teigia, kad liepsnoja prekybos centras Algirdo gatvėje. Kiti sakė, kad gali būti, kad dega kažkur tai Lukiškių aikštėje. Kitiems net atrodė, kad dega oro uostas. Na, o paaiškėjo, kad čia prie geležinkelio stoties Panerių gatvėje dega, kaip minėjau, automobilių sąvartynas ir greičiausiai tai yra tos liepsnos, kur sukrautos padangos, nes dūmų stulpas buvo matomas iš beveik visų Vilniaus rajonų ir kilo didelis gyventojų nerimas. Neseniai buvo išplatinti pranešimai mobiliaisiais telefonais. Gyventojai, kurie yra šitam rajone, turėjo gauti pranešimus apie tai, kad čia kilo gaisras ir dėl galimos oro taršos rekomenduojama be didelio reikalo neiti į lauką ir patariama užsidaryti langus. Na ir, kaip jau galite suprasti, didelės labai pajėgos dirba. Važiuoja viena po kitos ugniagesių mašinos. Na, kadangi netoli gyvenu, tai vaikai buvo kaip tik išėję į lauką, jie atėjo iš žaidimo aikštelės, sako, dūmai kyla ir aš tada atėjau, čia dar nebuvo nei gaisrinės, tik keletą policijos ekipažų. Aš žinau šitą vietą, čia yra metalo laužo supirktuvė ir prasidėjo gaisras būtent sukrautoje vietoje metalo dalių, o čia dažnai atvažiuoja automobiliai, atveža automobilis, kurie jau nebenaudojami, jos tiesiog suspaudžia ir išima detalės ir sandėliuoja čia. Tai aišku, kad metalas visas yra apipiltas ir degalais, degiaisiais skysčiais ir panašiai. Pirmi gaisrą pastebėjo, kaip nekeista, ne čia būdintis apsaugos darbuotojai, tačiau iš stoties atėjo žinutė, kad yra kilęs gaisras.